Du vasarų nubučiuoti jaunuoliai, kontrabandininkų keliai, paplūdimiai, kopėčios ir visokios paslaptys. Važiuojam! Šiandien labą dieną tarsime iš Doverio. Eisim kontrabandininkų keliais. Ir karočią senų kariūnų mūšių vietom, jeigu laiko užteks. O aš tai einu, kur veda iš tikrųjų. Prieš jūsų akis yra Doverio uostas. Ten vakiautai į Prancūziją, o tenai va viršui, kur ta vėliava, kažkokie tai tuneliukai yra. Jie, kad jie užbetonuoti, kiek mato. Tuo mažu lengvų takeliu palipsime viršų ir pažiūrėti. Lengvų takeliu. Šiuo matau, koks lengvas. Kirs, karočią, kampą, užtin žemyn, pamatyti, užmūrytą tunelį, nebuvo pati geriausia eiti. Štai vaizdai kokie. Ten kitoje pusėje matome Prancūziją. Ten toksai vat kalniukas yra, tai jau tenais, nežinau, iki ten, ta prasme, gal kiek čia, 30 km kokia, 40, gal ne, gal tiek nėra daug. Gerbėmieji, drįstu pranešti, kad pagaliau pasiekėm savo tikslą. Mums dabar va ten man nusišavaranginti žemyn reikia tais visais zigzagais. Tenai dar turės būti po kairę paskendęs laivas, kadangi vanduo pakilęs, tai jo nematyt. Čia tik tarp kitko, jeigu chebrytė nežinot, kaip atrodo vidutinė amžiaus krizė, tai galit pasižiūrėti už mane. Va taip kažkas yra panašaus į vidutinio amžiaus krizę. Tuneliuku. Vaikas, bet labai svarbu, kad nebuvo prie amoniako. Dalis nuo uosto, aprašiau matau šitas tunelio gale. Dabar gerai, dramo, kaip gerai suvėsų. Dar labai gerai matyti kas to. Taip. Čia patalpos yra kitos, apie kurias papasakosiu biškį vėliau. Palinkėkit sėkmės, bandom leisti žemyn. Atsargiai, Martynai, indusiukas į tave lipa. Nežinau, kaip čia gausis visas tas reikalas. Po kol kas ganėtinai įdomiai. Daug čia žiūri keistai į mane, aš suprantu, kad ganėtinai įdomiai aš atrodau, nu bet ką dabar. Martynas jau sėkmingai nusileido. Na štai, randarės kontrabandininkų. Taigi ir pasiekėm su Paulium šitą žymų kontrabandininkų paplūdimį, nes chebrytė iš vienos pusės parvarydavo cigariukų šiek tiek, parvarydavo brendžiuko, atplaukdavo čia, įsimesdavo, tada varydavo į uostą, uoste prisiduodavo, kad nieko neturi ir tada jie naktį taip tuk, apvaro aplinkui ir čia nusileidžia, susirenka visą grobį ir išsiskirsto savo laimingai patenkinti. O čia va Paulius užmatė kažkokią tai uolą, kažkur ten galima įlipti, ne? Kas tenais yra? Tenai vienas iš tų lizdų buvo, prožektoriai sustatyti buvo. A, tai va tenais va vienas va lizdas yra. Ir čia va lizdelis. O kaip užlip dabar? Nu, tai lipimo. Gerai, hebra, bandom kažkokiu tai būdu išsilaipėt mes čia. Kokiu tikrai nežinau, bet... O, Paulius, kaip senas Tarzano, kėdas tavytis, Iliano ramas. Easy! Dabar jeigu tu man pabandytum patot kamerą, pabandyčiau tave pafilmuoti. Opa! Nu, Martynukai, šutink. Ant kupros, su kuprinė varyk.
Dešinė koja pačioje skylė kažkokia tai yra, su kairė paskui atsispyriau. Tau gausis, aš tavim tikiu. Nu va, žiūrėk, obas. Jis specnazas, karočią. Iš Lietuvos aitvaro ten tų specialiųjų pajėgų. Karočią, ką radom, tai kad prišikta viduj. Daugiau tai nelabai čia kažką matėm. Įbyt vairogės. Jeigu kada nors hebrytę sugalvosit atsibels į šitą paplūdimį ir užlipti šitą skylę šitą va virvę, visai sakyčiau, nieko gero idėja, nes čia šitoj skyliai pasitinka tik stiprus amoniako kvapas ir šiek tiek šūdelio tenais. Šūda. Žodžiu, šitos skylės šitais buvo statomi prožektoriai ir gaudomi kontrabandininkai atplaukiantis nuo Prancūzijos, anos pusės. Pauliau, gelbėjimo rato reikia? Štai va, prieš jūsų akis tikra Toverio undinėlė, undininas. Paulius matuoja jūros lygį. Pauliau, parodyk, kaip kirviu į dugną moki nert. Tu kaip tikra undinėlė. Į jūrą aš taip ir neišdrįšlau įšokti, bet aš nusprendžiau likti ant kranto ir pasimėgauti vitamino D vonia. Tokia va, vitaminas D dabar mane tiesiog maudo. O čia nais va draugas Paulius va išsimaudęs tik ką. Tu eis druskų gręžti, čia tai vaizdas. Nu, aš tenais nenoriu eit, kur jisai druskų gręžti, tikrai ne. Žodžiu, reikalas tos, kad jau viskas, reikia palikti šitą paplūdimį, nes pradėjo mus semt vanduo. Tuoj viską čionais greitų metų užsems ir reikia spėt pasiekti šitas kopėčias. Nu va, Paulius jau vynioja meškeres iš čionais. Nu ką, hebra, bandom repliotis atgal. Na, Martynas pakomentuos, man reikės. Nu, lipam. Giliau. Aš labai norėtų pasvetyčia dėl su ta lasa nenubramotų, nes čia pačią. Pizdrėkš, nėra. Tai va, tiesiogiai iš Vandenberg Beach. O čia gyva tuo metu muitininkai buvo įsitaisę lizdelį tokį su dideliu prožektorium ir vat gaudydavo tos kontrabandininkus, kurie veždavo čionais cigariukus, lupdindavo iš Prancūzijos ir alkoholį. Karočią paplūdimy tai labai smagu, buvo fainai, jūra, vanduo gaivinantis visą. Bet va, kai reikės užlipti tenai į viršų, tai jau bus tikrai smagu. Gaila ties to ir pasibaigs. Gaila ties to ir pasibaigs, teisingai. Dabar linksmoji dalis prasideda. Mato, tokiais gerais praėjimais. Ne tokiais, aišku, praėjimais kaip su Martynu, kurio ieškojom. Bet, kokį gerą instagraminį spotą radau. Ir pilna visokių durnių su kamerom būna. Nu, kaip mes tokių. Na, dar kartą pasigrožėkit. Kur tu ten eini, man duok įvagį.
Tai šortkatas turbūt. Ten šiknoju žemyn. Ne kažką būtų. Tark žodį. Prisilietėm prie gyvosios istorijos šiek tiek ir dabar ką, lekiam apžiūrėti labai nuostabų ir gražų Pitrį, kuris yra baltas šitos uolienos. Why Dover Cliffs, tokia daina yra, tarp kitko, ten žuvėdros skraido ir taip toliau. Ten nesenai išleista prieš karą, man atrodo, jau karą dar kažkas. Kiek žiūrėjau YouTube'ai.